Ką tik nusipirkau iPhone'ą 11 Pro, biški gyvenimo mačiusi, bet pagrindė tai ekraną reikia pasikeisti, visa kita kaip ir veikia. Tai dabar reikės su vienu bičiu susirašyti, jis turi ekraną ir jis keičia, tai jis man greitai pakeistų. Galvoju, už 7 eurų geras dealas, kol kas viskas veikia, gal viskas turi būti ok, nežinau, žiūrėsim. Ir man atėjo dar 2 siuntos, tai reikės jas atsiimti, o ten matomai yra vienas produktas, tikriausiai. Ir galėsiu jau pradėti filmuoti, nes I'm ready to do it. Tik vis ekraną pasikeisiu dabar. Tai va, iki. 12 eurų ir pakeistas ekranas, tai turiu 11 Pro už 2 eurus. Gerai prasisukau. Aišku, čia dar krauna tipo programėlės, nes reikia prie Wi-Fi'os prisijungti. iCloud'as nuimtas, viskas yra ok, tikrinau, viskas veikia. Tipo, kaip viskas veikia. iCloud'o nėra, skambint galima, kamera veikia, mikrofonas veikia, ekranas veikia, viskas yra ok, tai labai patenkintas, gerai prasukau. Liko tik tais kontentą filmuoti ir pasiimti produktus. Tai varau dabar pasiimti siuntų, kurios atkeliavo. Opa. Taigi, pirmas dalykas tai šviesą atspindintis dalykas, kurio aš neturėjau ir galvoju, man labai pravers, nes tipo, jeigu yra tamsu, tai jis gali tipo šviesos duoti. Nežinau, bandysiu, žiūrėsiu, bet manau labai pravers. Po to eina tokios linzės, tai čia reikės produktui, ten tokie smulkus dalykai, tai galvoju su šito pabandyti. Telefono šviesa, supirkau vloginimui tokį mikrofoną, mokėjau tikriausiai 5 eurus, tai nežinau, pagerės kokybė, pabandysiu tai. Čia yra chest mountas ir tai yra head mountas, nežinau, galvoju, gal bus ok. Tai va, tokie produktai atėjo, ne produktai, mano produktas, žodžiu, neatėjo. 1, 2, 3. Turiu naują mikrofoną, sekundėlę. Gerai, kažkaip tai prikabinau, tai turiu naują šukuoseną, apsikirpau, bet biški reiktų nusiplaut galvą, esu dabar po darbų, pusiau po jogos, tai šeštadienis toks gan intensyvus, tai burninu, tai varmapinau naujus akauntus sukūriau. Atėjo pagaliau mano produktas, vienas ir kitas toks yra testinis, toks šudesnis, Tomis visą laiką žiūri į langą, laukia kol ateis mūsų brangioji mylimoji. Šiandien biški poilsio, varysiu į pirtį, padirbėjęs po savaitės labai mėgstu taip pailsėti šeštadieniuką ir vakare į kolą šoksiu su Hebra, tikiuosi, nes susiplanavau, supratau, kad viskas taip byra iš rankų, kai nėra plano, kai nėra tikslaus kažkokio tai tikslo. Tipo, ką aš veikiu, kaip darau ir kur einu, tai vat, planas šiai savaitai bus susikurt planą, turiu jau tą Excel failiuką, kur rašausi produktus, į ateitį, kuriuos galima būtų testuoti, tiesiog žiūriu iš tos psichologinės pusės, kas sukelia wow efektą, kas yra įdomu žmonėms, kas yra reikalinga žmonėms, tai ties to dirbu. Nusipirkau NordVPN už 25 eurus ir ten 2 metų kaip ir tas kodas, tai I don't know, kol kas veikia, 4 diena, 3 veikia, žiūrėsim kaip bus toliau, bet nenoriu ir neturiu kaip ir galimybės skirti dabar daug lėšų tam, tai vakar buvo filmavimo diena, šiandien bus irgi. Tik tais, kad šiandien yra pirmadienis, vakar buvo sekmadienis, tai turėjau daugiau laisvo laiko ir nereikėjo dirbti. Šiandien dirbu,
ir galvoju, kaip čia patobulinus praeitus video. Papostinau vakar 2 videos vienam produktui, kitam kol kas nesukūriau akaunto, nes neturiu SIM kortelės, kad gaut verificationą iš Google. Tipo, kuriu naują Google paskyrą, kad turėt paštą per paštą susikurt akauntą TikTok'e, Reelsuose ir YouTube'ai, bet mano numeris jau yra full. Taip, o daugiau nebeleidžiant šito telefono kurt paštu, tai bandžiau per internetą, ten tie laikini SIM numeriai, bet visi neveikia beveik, vienas veikia, tik tais, kad SMS ten neatėjo. Tai galvoju, vėliau reikės nusipirkti SIM kortelę, kad pajungt daugiau akauntų. Rezultatai šios dienos įkelti yra 2 video, tai abu video per visas platformas surinko apie 100 views. Tai yra ant kiekvienos platformos po 100 views. Galvoju, kodėl taip šudinai, bet suprantu, kad šudinai nufilmuota. Yra tam tikrų niuansų, man nepavyko gražiai išgauti šviesos, tai nežinau, bandysiu šiandien, pažiūrėsiu, kaip šiandien bus. Jeigu nepavyks man kažkaip tai išgauti, ten, žodžiu, yra tam tikrų niuansų su to produktu. Tame tarpe testuosiu kitą produktą, tai jam reikia sukurti akauntą, tai kol kas laukiu ir dirbu. Jo, tokios yra žinios. Čia yra mano draugas, mano vienintelis tikras draugas. Nežinau, visą laiką su manim. Sėdim, dirbam, einam vaikščiot kartu ir miegam netgi kartu. Nors ne taip, žinot, lonely. Tai va, man jau ten surenderino, tai grįžtu prie darbų. Reikės padaryti suvestinę, kiek aš per šį video išleidau ir kiek aš skiriau laiko dropshippingui, nes noriu turėti aiškę struktūrą. Ok, šią savaitę galvoju, kad kelsiu video kas 2 savaitės, kad nebūtų taip nuobodu, tai galvoju, ok, kas 2 savaitės, kiek išleidau eurų ir kiek išleidau valandų dropshippingui. Ir kokie yra rezultatai kol kas. Rezultatai yra minusas, bet yra žinių, o tas yra svarbu. Ir galvoju, reikia investuoti daugiau į žinias. Tai eisiu investuoti ir dirbti. Trečiadienis, tai yra pirmoji savaitė, kai filmuoju video. Mano šuo labai nori pas mane. Vėl matot Tomį. Sveikas. Hello. Noriu pasidalinti savo mintim ir tuo, kas supratau per šią savaitę. Nežinau dėl produkto, ar jis yra geras. Raninu 2 produktus kol kas. Vienas yra couple nišoj, kitas yra gaming nišoj. Kol kas sekasi neblogai. Tai yra didžiausias mano video, kuris yra didžiausiai views surinkęs video, yra štuka 400, mažiausiai 100. Džiaugiuosi štukai peržiūrų, nes tai yra pirmoji štuka ir suprantu, ok, pirmoji štuka, sekantis tikslas yra 2 štukas. Po to 3, po to 5, po to 10. Noriu savo statyti tokius achievementus, kuriuos galiu pasiekti ir suprantu, kuo daugiau stengiuosi idėjų, kuo daugiau įdedu į video, to geresnis jis tampa. Ir suprantu, kad reikia labai daug mokytis, norint būti geresniam šitam reikale ir kaip ir visur. Tai vat, kol valgysiu dabar, žiūrėsiu, klausysiuos vieną kursą, kurį turėjau kažkur tai paslėpęs pas save kompę, tai ten labiau creatoriams, blogeriams, kaip kurt, kaip įtraukti žmonės ir ten apie trumpą kontentą, apie tą visus reelsus, tiktokus ir taip toliau. Ir galvoju, kad man tai pravers dėl to, kad mano video turi kabint, turi būti įdomus. Tipo žmogus, kuris scrollina, turi suprasti, ok, kam aš šitą žiūriu, man reikia žinot, į ką aš targetinu. Ir, nežinau, suprantu labai daug dalykų, kurių man reikia suprasti, tai yra išmokti. Ir jaučiuosi kol kas, nežinau, kuri čia savaitė, 3,
man atrodo, kol trečia savaitė, kai visko to mokausi, tai gan įdomus experiences, jaučiu, kad tai yra mano, dėl to, kad man patinka ir psichologija, man patinka ir nežinau, pardavimai ir pinigai man patinka, aišku. Tai suprantu, kad čia nėra limito, nėra nieko, tai yra verslas ir, reiškia, aš pradedu savo verslą ir kol kas man sekasi, nu, kaip naujokui sekasi, nieko ypatingo. Jaučiu viduje tą tokį ryžtą ir norą daryti. Tai vat, nu ką, šeštadienis montuoju video, montuojam kartu. Kūščia, ką čia kalba? Jo, tai sėdžiu, montuoju video dabar ir kaip man sekasi, tai gaunu peržiūrų daugiausiai YouTube'ai. Vienas mano video dabar gerai taip viewsų neša, 4K per paskutinės 8 valandas. Tai nieko ypatingo nedarau, pradėjau su 2 produktais, tik tais, kad tęsiu su vienu kol kas, nes su tuo pirmu neturiu kaip ir tokių idėjų, jis buvo toks mano main, o šitas buvo toks, nu, testavimui pasibandom. Tai nežinau, gerai eina ir daugiausiai mokausi ant to, kuris geriau eina, nes suprantu, okei, šitaip padariau, nufilmavau video, gavau mažiau peržiūrų, pridėjau kažkokį tai atsitiktinai, ne triuką, bet kažkaip tai kitaip, žodžiu, priejau prie to paties rakurso, bet supratau, kad tas labai kabina ir wow, įdomiai viskas eina. Tai jo, šeštadienis rytas, planas pamontuot, po to reikės šitą video sumontuot visą, sukelt iki rytdienos norėčiau spėt. Ir susirašiau planą, kiek postinsiu video, kiek filmuosiu video šitam produktui, kad turėčiau aišku planą, kad okei, ten tipo tram video per kiek čia 2 savaitės, ten iki kovo 8-10, kažkur taip po 2 video į dieną, manau, galėčiau spėt, bet biški užtrunka, kol aš ten teksto prirašau ir vairiausių dalykų, bandau tokį storytellingą daryti, tai gan gerai viskas tas einasi, nes su to pirmu produktu tai buvo taip, nu gerai, įsiplėčiau per daug mano manimų, bet kaip yra, taip yra. Jo, daug išmokau per, nežinau, per šias 2 savaitės, tiesiog daug išmokau, nes skiriu pakankamai tam laikui, bet vis tiek man atrodo, kad galima būtų daugiau ir progresas eitų greičiau. Tai nežinau, nededu kažkokių tai didelių lūkesčių į šį produktą, bet žiūrim. Suprantu, kad mažai burninu, mažai žiūriu, kokie yra kiti produktai, ką galėčiau testuoti, nes su šitu nematau long termo tokio, čia labiau pasibandymai, kaip eisis, bet jeigu jis iššaus, tai gal kažkas su juo ir bus. Draugas užmigo, jam labai liūdna, kai aš visą laiką dirbu, jis prašosi žaist, prašosi biški dėmesio man, senis, skirk. Nu, tai aišku, aš jam biški skiriu, ten valandą prieš miegas pažaidžiu su juo, bet vis tiek suprantu, kad kai daug dirbi, tai labai mažai laiko leidi šeimai. Bet iš kitos pusės yra tam tikri momentai, kai reikia biški daugiau skirti laiko, kad išeiti iš tos finansinės šiknos ir norisi pradėti savo veiklą ir priklausyti tik tais nuo savęs, o ne nuo kitų, kur kaip bus, tai bus. Žodžiu, toks planas, tokios mintis. Čiau. Per paskutinės 2 savaitės praleidau lygiai 2-1 valandą. Praleidau. Tai, va taip, rašausi ir žiūriu, kiek čia laiko buvo skirta tam. Geras dalykas. Taip pat šiam video tiek. Filmuoju jau sekantį ir sekančiam daugiau papasakos, kas kaip vyksta. Iki.